Sveiki, mėlieji! Laida Agro ambasadoriai prasidėjus pavasario sezonui keliasi iš žiemos miego ir sugrįžta vėl supažindinti jūs su pažangiausiais mūsų šalies ūkininkais. Būtent tokie inovatyvūs, progresyvūs ir žingeidūs šiuo metu už mano nugaros dalyvauja Agro koncerno rengiamame konferencijų cikle Patirtis, priemonės, tikslai 2024. Lietuvos ūkininkai neatsilieka nuo naujausių agrosektoriaus žinių ir technologijų, kadangi jų visų tikslas yra sveika bei kokybiška produkcija mums visiems. O tam, kad tokią pavyktų užauginti, nebeužtenka to, ką perdavė seneliai, reikia domėtis paskutinėmis naujienomis. Iš tokių konferencijų parsivežtas žinias ūkininkai sėkmingai pritaiko savo pačių ūkiuose. Arnai, tai smagu čia atvykti į konferencijų ciklą, kuris vyksta ne viename mieste. Suprantu, kodėl yra svarbu patiems ūkininkams čia apsilankyti, nepraleisti progos. Tam yra daug faktorių ir dažniausiai mūsų klientai ir partneriai atvažiuoja čia išgirsti pačių naujausių rezultatų iš mūsų mokslinio tyrimų centro, kuris jau šiemet atšventė 5 metus savo gyvavimo. Tai per tą laiką jau sukopėme ir ilgamečių duomenų. Ir radom daugybę momentų, kada galim sukurti tą papildomą vertę savo laukams ir kurti tą ateitį žemėje. Tai to ir atvažiuoja. Išgirsti, kaip mes čia viską darom, ką rekomenduojam ir žinoma pasimatyti vieni su kitais, nes jie visi vieni kitus pažįsta, nes esam gal gan mažas toks bendruomenės ratas. Svarbiausia gal gerai praleisti laiką. O kas akcentuojama būtent šiuose konferencijose? 2024 metų pavasario sezonas prasideda, ar ne? Ką čia sužinos visi ūkininkai? Šiemet didelį dėmesį skiriam sėklų ruošimo technologijom ir naujiems metodams, kaip galima vasarinės kultūras geriau šiek tiek užauginti, nes visuomenė tikriausiai irgi pastebėjo, kad šiais pastaraisiais, ypač metais keliais, mes turim gan sausas vasaras ir pavasarius. Ir po to mums ne visada dera tie, ypač pavasarį pasėti augalai, o žemkenčiai pergyvena tas sausras lengviau, bet didelį dėmesį skiriam tam. Ir aš drįsčiau sakyti, kad vienas pagrindinių akcentų visos konferencijos yra tikslioji žemdirbystė, kaip išberti mažiau trąšų, kaip sunaudoti mažiau pesticidų, kokius pasirinkti tam įrankius ir taip ūkininkauti tvariau ir draugiškiau arčiau su gamta. Kalbant apie laboratorijas, jūsų mokslo sritį, ar ne, tai per 5 metų nemažai nuveikta. Kokiais didžiausiais, tokiais sėkmingiausiais pasiekimais galima šiandien džiaugtis? Tai galbūt išskirčiau keletą tokių. Tai pirmiausia, mūsų lauko tyrimų visa bazė buvo sertifikuota 2022 metais ir turim jau geros eksperimentinės praktikos sertifikatą, kuris mums leidžia visam šiaurės regionui tiekti duomenis ir kitom moksliniam institucijom. Tai tas yra labai svarbu ir svarbus mums įvertinimas. Sekantis gal dalykas yra visai neseniai praeitą savaitę jau atvyko papildomos įrangos vienetas, kuris mums padės dar daugiau plačiau dirbti tuose laukuose. Ir faktas, kad mūsų laboratorija įgyja vis naujos įrangos ir gali vis daugiau paslaugų suteikti tiek klientam. Ir pavyzdžiui, didelį dėmesį skiriam dirvožemio tyrimo analizėm ir duomenų rinkimui, kada galim klientam irgi juos atiduoti ir jie irgi gali taupyti trąšas ir suvienodinti tos laukus, sukultūrinti savo dirvožemį. Mūsų rekomendacijos turi testinumą visada, jos yra patikimos, jos veikia ir žmonės tą įvertina ir jas naudoja. Pone Šaky, labai smagu susitikti ir vėl po to žiemos miego, vėl su Agro ambasadoriais. Agro ambasadoriai prasidėjo maždaug prieš 1 metus, ar ne? Šitą ambasadorystę tokia. Idėja galbūt buvo kilusi dar prieš keletą mėnesių, bet kol kiekvienam darbui ateina savo eilė, taip jau gaunasi. Tai kaip mato dabar, kur pažengę esam kartu su visais Lietuvos pažangiausiais, tais progresyviausiais ūkininkais, ar džiaugiatės Agro ambasadoriais mūsų Lietuvos šiandieną? Manau, kad tai prisideda prie to, ką mes dabar turime. Pilnas sales, per 1000 žmonių šį pavasarį išgirdo, dar tikėkimės dar koks 1000 išgirs. Ir visi nori iš tikro turėti tą tvarumą, eiti keliu, kuris yra tiksliųjų technologijų remtas ir iš tikro visi esam pasirengę turėti
dar didesnį efektą nuo to, ką mes darom. Tai praėję metai, kaip jūs vertintumėte, va taip ir retrospektyviai žiūrint 2023 ir ko laukiate šiemet? Labai daug esam tokių dalykų prisiplanavę ir tikiuosi, kad įgyvendinsim, kadangi jau praėjusiais metais buvo rekordiniai pas mus mokslo industrijoje, o mokslą mes darome visą eilę metų vienokių iš pradžių sutartinių pagrindų, dabar turim patys savo padalinį, kuriame iš tikrųjų praeitais metais buvo padaryta milijonai apskaitų, pasirodo. Buvom ištyrę 700 skirtingų variantų, tipažų, ką mes galėtumėm laukuose padaryti ir geriausius pateikėm būtent konferencijų metu. O taip ir eina sklaida, agroambasadoriai paima tas geriausias praktikas, panaudoja pas save ūkiuose, tada jie perkelia pas kaimynus, nes kaimynai irgi nori turėti tokį pat efektą, tokius pat gražius derlius ir sveikus augalus. Tai tie agroambasadoriai yra geros žinios ir naujos, ar ne, žinios svarbiausia? Manau, kad taip. Manau, kad taip. Ir čia ir buvo mūsų tikslas, kad iš tikrųjų kiekvienais metais ir taip jau Lietuva mes esam nuėjusi nuo senų vakarų tradicinių žemės ūkio šalių. Nuėjom daug į priekį, bet šiandien dieną iš tikrųjų yra dar kur eiti ir tai mes bandome ir ne tik bandome, bet ir stengiamės perkelti kiek įmanoma plačiau. Kokia svarbiausia yra būtent šio konferencijų ciklo tema, apie ką kalbate? Kad vis dėlto nuo mūsų labai daug kas priklauso. Ir jeigu gamtoje mes augintumėm nesikišdami, o tik pasėdami ir norėdami nuimti derlių, tai tikriausiai derlius būtų kokius 4, o gal ir 5 kartus mažesnis negu šiandien gauna. Ir jeigu tie žmonės, kurie bijo, kad va čia agrochemija yra blogai, tai galiu pasakyti, kad Lietuvoje produkcijos vienetui yra sunaudojama mažiausiai turbūt iš visos ES tų agrocheminių priemonių, o tai reiškia, kad maistas užaugintas Lietuvoje yra gerokai mažiau turintis papildomų priedų, o kaip tik yra būtent tvarus ir sveikas. Tai kaip ir jūs minėjote, ar ne, atrodytų, kad trąšos kažkoks gali skambėti kaip blogis, bet ar tai yra tiesa? Ar paneigtume tokį mitą? Gal kitaip perfrazuosiu. Kadangi yra tam tikrų ir medicinoje apibrėžimų ir kažką sutrumpintai vadina, tai mes trąšom vadinam agronomai, tiesiog maisto medžiagos, kurios yra būtinos augalam užaugti. Ir jeigu nebus maisto medžiagų, augalai tiesiog negalės patys suformuoti derliaus, būti sveiki, juos reikės dar kitaip prižiūrėti, kažkaip saugoti nuo įvairių žaladarių. Tiesiog mes valgom maistą vadinam, o augalų maistas yra trąšos. Tik tiek. Vytautai, atvykote į konferenciją, ar ne? Ir ar dažnas čia jūs svečias esate tokiose konferencijose, panašiose konferencijose ir kokią pagrindinę jų naudą matote? Aš į tokias konferencijas važiuoju dažnai. Anksčiau važiuodavau į įvairias, bet paskutinius kokius 4 metus tai koncerno konferencija man yra laukiamiausia dėl to, kad konferencijų lygis aukštas ir man patinka informacija, kuria čia pateikiama. Tai yra aktuali, nauja ir ūkiai lengvai pritaikoma, nes viskas pateikiama labai gana aiškiai. Ir kaip pavyksta pritaikyti ūkyje? Na, sakykime, ar galėtumėt pasidalinti tokiais sėkmingais pavyzdžiais, ką sužinojęs atvykote į namus, į savo ūkį, pritaikėte ir pasisekė? Pavyzdžiui, pernai, ką aš pritaikiau, pabandžiau. Buvo parašyta tam leidiny, kad žirnių beicavimas prideda derliaus, gali pridėti iki 0,5 tonos grūdų. Nusprendžiau pabandyti beicuoti tos žirnius, nes niekada nebeicuodavau anksčiau žirnių. Kai išbeicavau tos žirnius, pasisėjau ir derlium tikrai džiaugiausi. Kūliau 4,5, vienam laukelį 5 tonų žirnių buvo. Ir nesugulė tie žirniai, sveikesni stiebai buvo, tai va, tokį pavyzdį pritaikiau už pernais net. Tai sakykite, na, kodėl jums asmeniškai atrodo taip svarbu lankyti tokias konferencijas kaip ši? Kokias pagrindinės naudas matot? Naudos yra labai paprastas. Visas tas žinias, kaip sakant, panaudojame savo ūkyje. Eilę metų dirbam su agrokoncernu
kaip kiekvienais metais tos technologijos, kaip sakant, žengia į priekį. Tai ir bandom panaudoti savo ūkyje, žinoma, kuo mažiau išlaidų, tuo didesnis pelnas. Kalbant apie šios dienos konferenciją, dar ką pavyko tokio prasmingo, naudingo jau atrodytų išgirsti? Kas atrodė labiausiai įsimintina ir ką jau net gal sugrįžęs į savo ūkį planuotumėt išbandyti? Labai įdomu buvo išgirsti apie tos sensorius tręšimo ir jas ten panaudoti ant savo galbūt turimos technikos, nes tikrai neturime. Tai dabar jau laukiat naujo sezono, kaip esat nusiteikę, ar pasiruošę? Šiaip praktiškai pasiruošę su agrokoncerno pagalba, nusiteikę darbingai. Svarbiausia, o kokie tie pirmieji darbai laukia jūsų, ar esate jau suplanavęs? Pasiruošti turimą techniką, pirmas darbas, aišku, yra tręšimas, kurios trąšos jau įsigytos, paskui, aišku, viskas runkelius sėja, vasarinių, vasarojaus, pupiniai, ankštiniai, visi, kaip sakant, visko po truputį. Kuo greičiau padarysim, tuo greičiau toliau bėgsime priekį. Tai linkiu bėgti tada sėkmingai ir užtikrintai. Ačiū. Tai Dariau, sakykit, dabar į tokias konferencijas keliaujate jau ne pirmą kartą, aš suprantu, ar ne? Kokiu tikslu dažniausiai čia vykstate? Išgirsti bent po 1-2 sakinius naujienų kiekvieną kartą, kai kada supranti, ko nereikia daryti savo. Kas irgi labai svarbu, ne tik ką reikia, bet ir ką nereikia daryti. Tenka visada kažkaip kiekvieną kartą grįžtat ir panaudoti praktiškai, išbandyti tai, ką sužinojote. Jeigu yra įmonių išbandyti ir akivaizdūs rezultatai, tada bandom. Ar yra kas pasiteisino labai ypatingai jūsų ūkyje? Gal net kokį pavyzdį galėtumėte duoti mums? Daug kas pasiteisina, tik tai viskas atsiremia į ekonomiką. Ką šiandien iš tų tokių, kas galėčiau taip iš karto pasakyti, su žemės tyrimais tas yra pliusas ženklus ir tais tręšimais tręšiant pagal žemės tyrimą. Kalbant apie jūsų dabar pirmuosius darbus, kokie jie laukia? Ar esate jau suplanavęs, kas tai bus? Žiūrim, kas yra palei laukus, aš niekada neskubinu pirmų tręšimų darytis, purškiam skystas trąšas, tai ten visai nėra reikalo ir efektas yra geresnis, kada purškiama vėliau negu anksčiau. Technika paruošta, laukiam sėklų tyrimų atsakymų, darysim sėklas pavasarinio ir tokie tie darbai. Rimantai, sakykit, dabar jūs keliaujat visi tokias konferencijas kaip ši. Ką jums tai duoda? Kokią naudą? Manau, kad tiesiog sukoncentruoja tas žinias, kurias mes turim. Jas tiesiog kiekvienais metais atsiranda, nes keičiasi žemės ūkis dabar stebuklingai žingsniais. Kiekvienais metais vis atsiranda kažkokių tai naujovių. Atsiranda nauji produktai, naujas požiūris į tą patį daiktą. Tai tas duoda šiokį tokį, kiekvienais metais vis po truputį tobulėjam ir keičiam tą supratimą į tą žemės ūkį. Jis toks tikslesnis, teisingesnis darosi. Ir pavyksta pritaikyti tai savo pačių ūkiuose. Kažką gal išgirdote, ko dar prieš tai neteko išbandyti ar girdėti. Tai žinoma, atsivežate į savo. Tai žinoma, nes tai yra dabar, mes esam ir tas žemės ūkis darosi toks, kad tiesiog visos naudos susideda iš mažyčių dalykėlių, iš mažyčių smulkmenų, kurios, atrodo kaip ir nieko svarbaus, bet kažką jas įdiegus ir tų žinių visą laiką atsiranda, ir tręšimai, ir purškimai šiek tiek kitokie. Ir iš to mes gaunam visą laiką naudą šiokią tokią iš to konferencinių ir tas labai tobula, kad yra tyrimo institucija agrokoncerne, kuri žiūri į tuos bandymus labai atidžiai. Tai nereikia daryti mums patiems. Anksčiau, senais laikais, iki to nebuvo, tiesiog kiekvienais metais skirdavom tam tikrą dalį plotų ir patys tos bandymus darydavom. Tai dabar vienas dalykas, mes ir tokių pajėgumų neturim, kiek bandymų skyrius agrokoncerno. Tai ta metodinė medžiaga yra labai svarbi, mano akimis. Ir ką šiandien pavyko tokio gal naujo išgirsti, sužinoti, ką norėtumėt pritaikyti, jau gal net nekantraujat grįžti ir pasakyti savo visai šeimai? Tai ateina su laiku. Tu grįžti kažkokią mažytę smulkmenėlę,
kurią reikės pritaikyti ten. Tiek su azoto tręšimu, tiek pasižiūrėti, tiek su sensoriu kažkokia tai smulkmenėlė, kad ten galima ne vienam taške, o dviejose taškuose pasižiūrėti. Tokios mažytės smulkmenėlės, kurios paprastam žmogui jos nematomos, tiesiog plaukia kaip vanduo. Kalbant apie konferencijos temą, tai šiandien būtent jos tema yra sprendimai, kiek įmanoma daugiau sutaupyti. Ar pats galėtumėte su visais ūkininkais, kitais mūsų žiūrinčiais žmonėmis pasidalinti ties kokiamis vietomis ir kaip jums pavyko tikrai nemenkai sutaupyti iš tiesų? Idėja tai jinai kartojasi metai iš metų. Vienas iš svarbiausių momentų turbūt mums reikia, kai visą laiką tvarkytis dirvožemį, tvarkytis pH, darytis tyrimus. Tai nuo to viskas prasideda, nes, kaip mano tėtis sakydavo, žemės tu neapgausi, kiek įdėsi, tai tiek ir gausi. Tai čia va šita vieta. Tai linkiu visiems susitvarkyti savo dirvožemius, juos žinot, o po to viskas ateis. O dabar jau vis tiek sezonas prasideda, kaip ir pavasarį turim praktiškai, ar ne? Čia dar neaišku, kaip ten tos oro sąlygos dar keisis, nesikeis, bet įdomu, kiek pats esat pasiruošęs, ir apskritai, ir morališkai, ir visaip kaip. Tai turbūt ne pirmi metai, tai mes pasiruošę visada. Kai augalas pasiruošęs, tai ir mes būsim pasiruošę, nes, realiai, kas liečia techniką ir visą kitą, tai visi jau pasiruošę ir laukiant to pavasarį. Nes žemės ūkis toks, augalas pasiruošęs ir mes turim prie jo taikytis. Ir kokie tie pirmieji darbai dabar jūsų laukia? Manau, kad kaip ir visur. Tai aišku, ko gero dar atliksim iki sėjos kalkinimo darbus, kai kurių laukų po tyrimai padaryti yra rudenį. Klintį susivežėm, tai tas ruošim, o po to tręšimai prasidės. Kaip visada. Tradiciškai. Tradiciškai. Tikėkime, kad netradicinis bus ir pelnas, gal ne šiais metais. Geriau, tegu jis būna kiekvienais metais stabilus, tradicinis, nereikia tų didelių ekscesų, nes šitie metai praėję buvo jie pakankamai sunkus, nes žaliavos brangios, grūdai pasikeitė šitą rinką, pasikeitė kainą ir neliko to, kas buvo 22 metais. Tai palinkėsiu tada to pelningo ir derlingo tradicinio sezono. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums, Regina. Juk sutaupyti aktualu ne tik ūkininkams, bet ir mums visiems kiekvieną dieną. Todėl einu dabar kauniečių paklausinėsiu, o kuriuose srityse jiems sėkmingiausiai pavyksta taupyti. Sveiki, noriu paklausti jūsų, sakykit, kur jums kasdienybėje labiausiai, geriausiai, sėkmingiausiai pavyksta sutaupyti? Kokiuose srityse? Gal apsiperkant drabužius? Gal pasidalintumėt patarimais? Tai dažniausiai perku internetu, tai visada tikrai pigiau negu parduotuvėse. Gali tada palyginti kainas, pasižiūrėti, kur pigiau, kokios nuolaidos, kaip ten ką, va taip va. Gaminti maistą namuose. Kuriuose srityse jums gyvenime labiausiai pavyksta sutaupyti pinigų? Galim pasakyti, kur labiausiai nepavyksta. Išvažiuojant iš parkingo, neišleidžia. Ką žinau, taupai ir staupai, tiesiog nesitaškai ten tais pinigais visur ir taip gaunasi. Ir svarbiausia, kad tas santaupos augtų po biškį, nemažėtų ir tiesiog. Kai nieko nevalgau ir niekur neinu. O jeigu einat ir valgot, gal į kažką atsižvelgiate, atkreipiat dėmesį, kad būtų pigiau kažkaip tai? Žinoma. Akcijos, kai būna kokios nors, tai naudojamės visada. Nelabai niekur sekasi, visur brangu. Sunkiai iš tikrųjų. Perkam per akcijas. Nežinau, planuot reikia viską. Į parduotuvę, taip, eit pavalgys. Taigi, kaip matėme, šiandienos laidoje ūkininkai šaltuoju sezonu tikrai nesilsi. Jie semėsi naujų žinių tam, kad neatsiliktų nuo naujausių, inovatyviausių agrosektoriaus technologijų, taip pat sugebėtų prisitaikyti prie besikeičiančių oro sąlygų. Tai norisi palinkėti jiems kuo didžiausios sėkmės šį sezoną, o jums dėkoju, kad žiūrėjote šią Agro ambasadorių laidą. Susitikime lygiai po 2 savaičių. Iki!